Treneri, tai koks būtų jūsų bendras komentaras apie rungtynės, jų eigą ir visą tai, ką pamatėm? Rungtynės turbūt tikrai buvo įdomios ir malonu žiūrėti, kad mūsų komanda su kiekvienom rungtynėm žaidžia geriau. Turbūt žaidėjai labiau pasitikė savo jėgom. Matom, kad dvikovose pradedam nenusileisti. Taip, turim nemažai gerų kontratakų. Tai turbūt tokie pagrindiniai dalykai ir yra, kad laimėti dvikovas, išeiti greičiau iš savo zonos, tai kas irgi neblogai mums gausi. Praėjimas vidurinės zonos ir jau bandymas kabintis puolimo zonoje. Tai manau, šitie aspektai buvo šiandien geram lygyje. Šiandien turėjom 3 kėlinius, pratęsimą, baudinių seriją. Kaip patys skaičiai visų šių rungtynių džiugina, nuvilia, kaip sekėsi mums, nežinau, kiek kartų mesti vartus ir kiek leisti mesti prieš? Gal turbūt, kas žiūrėjo, matė, kad prancūzai taip gal šiek tiek daugiau kontroliavo ritulį. Taip, daugiau gal šiek tiek metė, mūsų žaidėjai neblogai blokavo, daugelis metimų būdavo iš tolimesnių distancijų, mes prie vartų neblogai juos įsirinkdavom, tai tų pavojingų damušimų netiek daug buvo ir stengiamės kontratakuoti, tai pirmam kėlinyje, manau, turėjom net daugiau šansų įmušti įvartį negu Prancūzijos rinktinė, bet šlubuoja mūsų realizacija šiek tiek, taip, bet šaunu tai yra, kad mes susikūrėm momentus, taip, belieka juos realizuoti. Ir pats jūs po rungtynių su Ukraina ir Danielis po rungtynių treneris po rungtynių su Japonija akcentavo discipliną, kaip jos šiandien sekėsi laikytis ir ką jūs apie tai galėtumėte? Šiandien, manau, disciplina buvo geram lygyje. Buvo keletą prasižengimų, bet bendram kontekste tikrai komanda disciplinuotai žaidžia. Bet disciplina čia yra ne tik baudos minutės, bet ir žaidimo plano vykdymas. Taip, ką treneriai prašė, žaidėjai maksimaliai stengiasi išpildyti ir pretenzijų tokių nematau šios dienos rungtynės. Tai ačiū ir dar kartelį su gimtadieniu. Ačiū.